kolega. Arba pikterį, ką parodo minėta. Kai žmonės ėda jį per laidą numėda, už Lietuvą man pasidaro gėda. Jei malam šimtam, mes įmalam dėl meno, ne tam, kad duoti intelektualams peno, kuriems su informacija ir taip protas aptemo, kurie negali atsipalaiduoti be gramo. Jie televizorių susėda robotų pinos, tai rodys mylimą jų laidą dviračio žinios. Į galvą įdieksime naują programą, kam pasirodys mažai žiūrės panoramą. Privalgęs ratų jaunimas su laimės teorija, kaip sakė Mamontovas, jūs jau istorija. Čia nieko tikro, vien tik tai metaforija. Geriau dainuokim, kol pajusim euforiją. Pasiekim bet kokią kainą, kad šiąnakt būtų faina, kad niekas nemiegotų, širdis kad uždainuotų. Pasiekim bet kokią kainą, kad šiąnakt būtų faina, kad niekas nemiegotų, širdis kad uždainuotų. Oi, kaip norėčiau priversti Seimo narį, uždrausti jam važinėti safarį, atostogauti skraidyti į Florenciją ir pagyventi už 500 litų pensiją. Ką mums eiliniams lietuviams daryti, kuriems pavalgymui tenka taupyti? Galbūt su šakėmis eiti kovoti, o gal ant scenos užlipti ir dainuoti? Pasiekim bet kokią kainą, kad šiąnakt būtų faina, kad niekas nemiegotų, širdis kad uždainuotų. Pasiekim bet kokią kainą, kad šiąnakt būtų faina, kad niekas nemiegotų, širdis kad uždainuotų. Pasiekim bet kokią kainą, kad šiąnakt būtų faina, kad niekas nemiegotų, širdis kad uždainuotų. Pasiekim bet kokią kainą, kad šiąnakt būtų faina, kad niekas nemiegotų, širdis kad uždainuotų. Pasiekim bet kokią kainą, kad šiąnakt būtų faina, kad niekas nemiegotų, širdis kad uždainuotų. Pasiekim bet kokią kainą, kad šiąnakt būtų faina, kad niekas nemiegotų, širdis kad uždainuotų. V8 3 litrai. Ir dar 3 litrai.